tapusiam ministrų pirmininku, kad jis rodytų iniciatyvą šiuo atžvilgiu. Bet galvoju, kad galbūt tai buvo ir mūsų Respublikos buvusio prezidento dar esančio Valdo Adamkaus nusistatymas. Tai galbūt naujo impulsą gavusi vyriausybė išrinktosios prezidentės ir subūrus naujai išrinktą Europarlamento komandą, aš galvočiau, kad mes galėtumėm tikrai šitos reikalus pirmiausiai pajudinti ir tai yra pats pirmusis darbas. Nes uždarius atominę elektrinę, mes dar daugiau papuoselį dar didesnę dozę. Ir šiandien dienai reikėtų, aš matau, kad aš laiką turbūt viršiu, tai kolegai, prašau. Pone Krautargai, dėl Ignalinos labai trumpai ir dar vis tiek tas platesnis klausimas po minutėlę jūs